naujos vizijos man reikia. Kažkoks atrodo, turiu taškas, kai reikia vėl iš naujo viską peržiūrėti ir su tokiu įkvėpimu vėl pradėti sezoną naują. Tai yra absoliučiai tikra, kad pradžioje yra impulsai iš išorės. Perkūnas, žaibai, vėjas, triukšmas. Kas būna, kai vėjo nėra, triukšmo nėra, garsų nėra, tyla ir ramybė aplinkui. Iš vidaus pradeda plaukti. Prisiminimai, įspūdžiai ir jie yra tokie, kad matyt daugiau negu pusė žmonijos negali ištverti 1 valandos tyloj. Tokie impulsai pradeda eiti iš vidaus. Ir mes turime išmokti ir nuo jų atsitraukti. Tie stereotipai yra įrašyti mūsų prote, mūsų ląstelėse, smegenų ląstelėse, įvairiuose ląstelėse. Ir kai nustoja plaukti įspūdžiai, impulsai iš išorės, pradeda plaukti iš vidaus. Ir vėl mes įtampoj, ir vėl mes negalim nieko padaryti. Ir vėl mes negalim būti nei džiugus, nei laimingi. Vėl mes negalim atsipalaiduoti. Jeigu negalim atsipalaiduoti, tai ar gali būti 2 žmonės kartu, kai negali atsipalaiduoti? 2 apsėsti įtampom, o jų protas juos sustiprina 1000 milijoną kartų. Tai tiek kartų pragaras didesnis tų žmonių sąveikoj, buvime. Ir tai nesvarbu, ar jūs esate su vaikais, ar su tėvais, ar su draugais, ar su draugiam, ar su kolegom. Publikacijos, jos yra žinomos, pavyzdžiui, kad medituojant veikia tinkami genai, struktūros ir žmogus sveiksta, laimingėja, jautrėja. Tai tą meditatorius junta. Anksčiau žmonės tikėjo, kad tokios mažos struktūros kaip virusai jos negali paveikti žmogaus. Mes juokėsi iš to, kad čia dabar virusas gali žmogų susargdinti, toks mažiukas. O ką jau čia šnekėti apie genomo dalį. Bet pasirodė, kad virusai gali milijonus išguldyti ir gana greitai. Todėl, kad žmonės nejunta įtampų ir jie nejunta virusų, tų žmonių ląstelės yra įsitempusios, veidai susitempia, juda, žmogus negali atsipalaiduoti. Tose įtampose, kur yra kūne, kur yra energijos perteklius, įsikuria virusai ir mūsų įtampa juos maitina. Jie greitai dauginasi ir žmogus greitai suserga ir neretai numiršta. Jeigu meditatorius atsipalaidavęs, mūsų ląstelės yra atpalaiduotos, reiškia ir protas atpalaiduotas, ir siela atpalaiduota, mes atpalaiduoti. Mūsų ląstelės yra jautrios, jos atpažįsta virusus ir jos jų nemaitina. Ir virusai negali daugintis. Tuomet tie virusai eina pas kitus, kurie yra įsitempę, kurios maitina mūsų įtampos. Tai šitas praktikumas, 2,5 dienos mokykniečiams jie truputį pajudės vidun, pradės nuo fizinio,
pateks į protą, pradės matyti protę šiek tiek, kas sukelia įtampas, kaip atsipalaiduoti. Kiti, žinoma, irgi pradės ne visai nuo kūno, jau ir pirmą dieną būna junti įtampas, junti sroves. Tai gali nujudėti ir giliau, šiek tiek iki širdies, bet 7 dienos yra numatytos tam, kad žmonės galėtų ne tik tai, kad pamatyti, bet kad kai kas įvyktų. Jeigu jūs būsite atidus, jeigu jūs nesiginčysit virtuvėje arba prie stalo, negriebsit iš kito rankų puoduko, lėkštės, maisto, jeigu jūs virsit, ugnį kūrensit, laužą prižiūrėsit, būsit jautrus vieni kitiems ir vis tapsit jautresni. Reikia nepamiršti, kai tampat jautresni, jūsų protai sustiprina. Mechanizmai tie veikia ir jūs galite pratrūkti, bet tam bus metas budahole, kai jūs galite ateiti ir katarsintis, valytis, matyti katarsį, matyti įtampas ir jas atpalaiduoti. Bet 7 dienos tai, kai ne tik pamatai, bet ir paaugi. Taip ir čia, jeigu jūs esat arba jau paaugę, matot, tai jūs galite galbūt patys gyvenime pamatyti atsakymus, o čia juos lavinti, matymą, jutimą ir kaip reikia transformuoti. Transformuoti, tai reiškia, mes visą laiką turim kurti balansą. Ir ne tik fiziniam, vitaliniam, astraliniam, dvasiniam kūnuose, bet ir vertikaliai tarp jų. Ir neinant į vienuolynus, nes vienuolynuose iš karto pasako jums, ko jūs negalit. Duoda daug taisyklių, jūs įsistempėt viskas. Jūs nustojot būti jautrus, jūs tampat bukas. Ir kurį laiką galite tokiu būti. Moterų atžvilgių, vyrai moterų atžvilgių, buki maisto atžvilgių, buki rūbo atžvilgių, grožio, muzikos, daugeliu atžvilgių. Vat jūs atbukina, o čia gyvenimas tarp medžių, gėlių, jautrus, galima lavinti, justi ir tuo pat metu centruotis. Labai pasikeitė, aš negaliu patikėti, net būna jau tiek metų ir negaliu patikėti, kad taip akivaizdu beveik apčiuopiama yra, kad keičiasi energija, aš kaip ant kalno atrodo lipu ir vis aukščiau ir žiūriu dar ten, taigi ten nemačiau visai praėjimo, kad ir ten yra. Tai tas, aišku, mane labai įkvepia.